Redakcija. Su skelbimų skyrium sujunkit. Jo, užsirašykit. Rašot jau? Gerai. Taip, jaunas pasiturintis vyras pirktų... Ne, gal žinot, geriau taip užrašykit. Brangiai pirktų vietą rinkimų į Europarlamentą sąraše. Žemiau antros vietos nesiūlyti. Aš tu, palaubiškit. Ir dar padidintų šriftų išspausdinkit. Ne, dvigubų geriau. Arba ne, iš vis trigubų. Nu kaip tai nenaudojat tokio? Nu tai panaudokit, sumokėsiu. Kas čia vyksta? Taigi, matai, užsisakiau skelbimą. Ieškau gero sąrašo, iš kurio galėčiau patekti į Europos parlamentą. Nu, tipo kaip Antanas Goga. Pasirodo, kad tenai patektum, tai, nu, tai reikia babkių. Aš visada maniau, kad reikia ten būti labai protingam, kaip tas Donskis. Arba ten, nu, labai gražiam, kaip Radvilė Morkūnaitė. Arba, nu, jau ten itin nagliam, kaip šitas Paksas. Nu, maniau, kad reikia mažiausiai ten kokią, aš nežinau, 10 metų kokio nors partijoje lankstinukus dalinti ir ten pensininkus agituoti. O čia, pasirodo, ateini su pinigais ir viskas. Aukštą vietą rinkimuose turi. Kam jums tas Europarlamentas? Nu, tai ir vėl mane įkvėpė Antanas Guoga. Kai jisai pasuko į Europarlamentą, tai metė pokerį. Tu gali įsivaizduoti? Guoga metė pokerį. O pokerį pinigaigi dar didesni yra negu mes Litoj. Nu tai ryškiai tam Briuselį jau ten, nu, kažkoks tai yra slaptas rojus. Nu, aš nežinau, ir aš labai noriu tenai patekti. Tik tai man reikia save gerai pareklamuoti, žinai, kad partijos norėtų mane savo sąraše. Supranti? Palauk. Taigi tugi reklamas filmuoji. Filmuoju. Nu tai ir mano nufilmuosi. Bet aš tik komercinės reklamas filmuoju, ne politinės. Nu tai aš einu Europos parlamentą iš komercinės pusės, o ne iš politinės. Nieko tokio, pavarom. Gerbiami Lietuvos Respublikos politinių partijų nariai, o ypač jų vadovai. Sekdamas įkvepiančiu Antano Gogos pavyzdžiu, nusprendžiau ir aš, Meslitos direktorius Saulius Poška, išstatyti savo pinigus Europos parlamento rinkimuose. Tokiu būdu ne tik jūsų sąrašas pasipildys solidžia pavardė, bet ir jūsų sąskaitos solidžia pinigų suma. Toks šansas pasitaiko tik kartą gyvenime. Tad paskubėk, nes tavo konkurentas jau skambina man. Alio, Saulius Poška klauso jūsų pasiūlymo. Gerai? Nu ir tada pačiu užrašyk dar titrą tipo su mano telefono numeriu, gerai? Palauk, kas čia per muziką skamba, aš nesuprantu. O, atsiprašau, čia man skambina. Aš filmavime dabar negaliu kalbėti.